Taigi, sveiki visi. Tai džiaugiuosi, kad prisijungėte ar dar jungiatės į mūsų webinarą. Tai jį vesiu aš, Eglė Banevičiūtė. Esu industrinio spausdinimo projektų vadybininkė ir šiandien jūs supažindinsiu su Konica Minolta spaudos proceso automatizavimo sprendimu. Tai įžangai šiek tiek supažindinsiu su Konica Minolta įmonė. Turbūt esate girdėję apie Minolta fotoaparatų įrangą, o Konica labiausiai garsėjo savo foto įrangos juostelių gamybą. Abi kompanijos susijungė 2003 metais, o 2007 atsisakė foto įrangos biznio ir pradėjo plėtoti multifunkcinių ofisinių spausdintuvų pavadintų BizHub technologijas. O nuo 2012 metų pradėjo profesionalaus spausdinimo presų raidą. Šiai dienai tarptautinė įmonė gali pasiūlyti ne tik ofisinius ir profesionalius spausdintuvus, bet ir kitus sprendimus, tokius kaip dokumentų valdymo sistemos, vaizdo įrašo stebėjimo ir atpažinimo sistemas, bei optinė įranga, tai spektrofotometrus, lęšius ar netgi rentgeno įranga. Baltijos šalyse atstovas esame mes, Baltijos padalinys, ir mūsų pagrindinė būstinė yra Vilniuje, bet turime atstovybės ir Kaune, Klaipėdoje, Rygoje bei Taline. Privalu paminėti, kas liečia profesionalią ir industrinę spaudą, kad Vilniuje turime demonstracinę salę, kurioje pristatome savo spausdinimo įrenginius gyvai. Tad kviečiu apsilankyti ir susipažinti su įranga, įskaitant ir šią šiandieną aptariamą programą. Tad grįžtame prie jos, Akurio ProFlux programos, kurios funkcijas ir apžvelgsime šiame webinare. Ir noriu pabrėžti, kad programa yra pastoviai tobulinama ir gali būti pritaikyta pagal jūsų įmonės poreikius. Tai programa turi labai daug galimybių, kurių per šią nepilną valandą nespėsiu išvardinti, tad jeigu nepaminėsiu jums aktualių, jūsų darbo specifikai reikalingų funkcijų, tai čia matote kontaktinį elektroninį paštą. Ir siūlau pasiruošti juodraštį iškylančių klausimų užrašams ir po to juos išsiųsti mums ir pasikonsultuoti po webinaro arba atvykti pas mus gyvai ir išbandyti programą patiems. Taigi, kas yra Akurio ProFlux? Tai yra profesionalaus spausdinimo programa skirta darbų paruošimui, darbo eigų automatizavimui, patogiam bendradarbiavimui tarp kolegų ir spausdinimo valdymui. Ir programos esmė tai yra kiek įmanoma supaprastinti ir pagreitinti darbo eigas, sukurti bendrą erdvę spaudos darbams valdyti, tai ne tik vienam operatoriui, bet ir komandai ir visiems vartotojams. Tai ši programa aktuali spaustuvėms, viešuosioms organizacijoms, universitetams ar korporacijoms, norinčioms automatizuoti spausdinimo srautus. Tai visą darbo eigą galima lengvai automatizuoti, pritaikant būtent jums aktualias taisyklės. Programa yra 3 versijų. Tai pirmo lygio versija Essential skirta spaudos paruošimui ir spausdinimo užduočių automatizavimui. Antrojo lygio versija Ultimate turi internetinės parduotuvės turi galimybę failų spaudai perduoti vidiniu tinklu bei sekti darbo eigos statusus. Ir trečio lygio programa Ultimate, ji turi internetinės parduotuvės funkciją. Tai funkcijos, kurias aptarsime, pavyzdžiui, egzistuojančias bazinėje versijoje Essential, egzistuos ir sekančioje versijoje Premium. Bei funkcijos egzistuojančios Premium bus pasiekiamos ir Ultimate versijoje. Taigi, funkcionalumai kiekvienoje programoje neprarandami, o tik tai auga. Tai šiandien demonstracijai matysite aukščiausią programos versiją, Ultimate, tad ekrane matysite ir visas įmanomas jos funkcijas, tačiau webinaro eigoje paliesiu tik tam lygiui tinkančias funkcijas. Tai programos kalba bus anglų. Taigi, pradėkime nuo bazinės produkto versijos Essential. Atsiprašau.
Tai Essential yra versija spaudos paruošimui. Tai patogus failų importavimas, impozicija, redagavimo ir spausdinimo funkcijos ir kadangi programa tarnauja kaip vienas valdymo taškas visiems spaudos įrenginiams, tai palengvina darbų valdymo procesus. Taigi apžvelkime funkcijas, kuriomis galime pasinaudoti šioje versijoje ruošiant spaudos darbą. Tai programa yra instaliuojama tiesiai į jūsų kompiuterį. Prie programos galite prisijungti per darbalaukio aplikaciją arba naršyklėje. Prisijunginėjant per naršyklę, programą galite naudoti iš bet kurio tame tinkle esančio kompiuterio. Taigi niekad nelaukiant pereiname prie demonstracijos ir jungiamės į programą per naršyklę. Tai čia, arba galime ir per darbalaukį. Šiuo metu per darbalaukį prisijungsime, tai instaliavimo metu būna nurodomi jūsų pageidavimų prisijungimo duomenys, taip prisijungiame vardu ir slaptažodžiu. Ir pirma, ką mums reikia turėti, tai yra spausdintuvų sąrašas. Šiuo atveju aš jau turiu prijungtus spausdinimo įrenginius, juos galima lengvai pridėti automatinėje paieškoje ir paspaudus Add. Tai spausdintuvų sąraše galite atlikti nustatymus individualiai kiekvienam spausdintuvui. Tai pavyzdžiui, pakeiskite spausdinimo poziciją lape į Face Up arba nespausdinkite iš karto, o siųskite darbus į spausdintuvo kontrolerį. Visi darbai siunčiami į tą spausdintuvą bus automatiškai spausdinami nustatytais nustatymais. Programoje yra popieriaus katalogas, jį galite koreguoti, pridėti naudojimo popieriaus rūšis, kad paruošimo metu galėtumėte darbui priskirti naudojimo popieriaus rūšį ir pakartotinai darbą spausdinant matytumėte, koks popierius priskirtas tam darbui. Ta patį galite daryti ir su formatais. Tai programoje egzistuoja įvairios impozicijos schemos, skirtos knygoms, bukletams, žurnalams impozicionuoti, kad būtų atspausdinta reikiama puslapių seka ant reikiamo formato popieriaus. Šie žingsniai turi įtakos tolimesniam produkto užbaigimui, tai lankstymui, surišimui ar pjovimui. Šiame pavyzdyje matote 8 puslapių knygos impoziciją, sudėliojančią failo puslapius kryžminiam lankstymui. Dešinėje pusėje yra programos įrankių juostos nustatymai, kurie spaudos failą išdėsto pasirinktą tvarka. Taip pat realiu laiku rodoma kiekvieno spaudos lapo puslapio vizualizacija. Dažnai naudojamas schemas galite susikurti ir saugoti patys, tad pasikartojus panašiam darbui galėtumėte failo impoziciją atlikti vieno mygtuko paspaudimo. Tai darbo sąrašo lango juostoje, štai čia nueisiu darbus. Spaudžiame naujas darbas, kol kas dar čia nieko neturime ir pasirenkame brošiūrą. Čia mes matome darbo įkėlimo langą, kur galime atlikti darbo impozicijos nustatymus. Tai galite pasirinkti spausdintuvą, galite pasirinkti dvipusį spausdinimą, spalvotą, nespalvotą spausdinimą, popieriaus tipą, failo išdėstymo tipą, išdėstymo lape schemą, popieriaus formatą, failo puslapio dydį, pridėti arba nuimti pjovimo žymas. Tai jeigu turite lankstymo susegimo papildomus modulius spausdintuve, galite pasirinkti jų atliekamas funkcijas arba pasirinkti iš anksčiau sukurtą ir jau išsaugotą produkto šabloną. Ir impoziciją štai čia atlikti vieno mygtuko paspaudimu. Pasirenkam bukletą ir turime iš karto sulankuotą darbą. Tai gali būti padaryta ir su vizitiniam kortelėm, nuotraukom ar lankstinukais. Tai jums tai reikia turėti sukurtą produktą. Tai išsaugome ir turime pirmą darbą darbų sąraše. Toliau puslapio apkarpimas ir mastelio keitimas. Tai turbūt tenka ir susidurti su failais, kurie nėra darbiniai, pavyzdžiui, atsisiųsti kaip paveikslėlis, be užlaidų ar kitų žymų, skirtų spausdinimui ir ten tolimesniam gaminio užbaigimui. Taigi tokiu atveju galite sukurti dirbtinę užlaidą. Garantuojant sėkmingą apipjovimą, tiesiog pakeiskite dizaino mastelį. Aukštesnėse programos versijose yra ir kitas būdas, tai programa atkartoja arčiausiai dizaino krašto esančius pikselius ir juos nukopijuoja, taip praplečiant dizainą už jo formato ribų. Tai įsikeliame failą, tokį patį, kaip matėte pavyzdyje, spaudžiame sukurti, mūsų darbas jau yra
Spaudžiam sukurti. Štai jis yra pagrindinėme darbų sąrašo lange. Iš vizualizacijos matome, kad darbas yra be užlaidų. Kadangi darbo kėlimo lange nedarėme impozicijos, tai pasirenkame norimas funkcijas dabar. Dvipusį spausdinimą, popieriaus tipą, išdėstymą lape. Galime pasukti dizainą, pridėti tarpus, nustatyti jų dydį. Nustatymai aktyvūs, kaip matot, ir antrai lapo pusėje. Matome, kad pjovimų žyma yra sulig dizaino kraštu, tad yra didelė tikimybė, kad pjovimo metu nuokrypis mums matysis. Tai galime išvengti šiek tiek išdidindami dizainą šios problemos. Tai vizualiai galite matyti, kad pasikeitė dydis abiejose pusėse, kadangi aš noriu tik pirmąją pusę padidinti, nes antra yra balta, tai galiu pasirinkti tik vieną lapo pusę. Kai išlaikėm pirminį dizaino formatą ir pasilengviname savo darbą. Tai pasirenkam spausdintuvą arba tiesiog išsaugome ir spaudžiame print iš darbų sąrašo langų. Pasirenkame spausdintuvo stalčių, jeigu tokių yra, ir siunčiame darbą į spausdintuvą. Kita patogi funkcija tai kintamo numeravimo sukūrimas. Importuotame faile galite pridėti kintamų duomenų laukus ir nurodyti jų turinį bei patogiai pozicionuoti. Viename lape galite pridėti kelis teksto laukus. Tuose laukuose pasirinkti teksto, brūkšninio kodo ar QR kodo rodymą ir suvesti numeracijos pradžios skaičių bei nustatyti norimą numeravimo eigą ir kiekį. Taigi vėl atsidarome failą, muziejaus bilietą. Atsidarome jį redagavimo lange, spaudžiame sukurti. Dešinėje pusėje, čia esančioje įrankių juostoje, pasirenkame objektus. Čia matote galimybės įsikelti tekstinį langelį, brūkšninių kodų langelį arba paveikslėlį. Galime nustatyti, kokį norime šriftą ir įsirašyti, kokį norime tekstą. Ženklus žodžių paliekame, jie indikuoja kintamą numeraciją. Žemiau atidarome štai čia numerio pasirinkimus. Čia matote pirmojo skaičiaus langelį, kadangi mums bilietų reikės 100, tai prirašome 2 nulius. Galime redaguoti tekstų spalvą, lygiuoti. Galime ne tik stumdant, bet ir įrašius tikslę poziciją. Štai čia. Dabar norėčiau įterpti brūkšninį kodą, tai teksto langelį duplikuoju ir šriftų sąraše pasirenku kodą. Pasikoreguoju spalvą, storį, poziciją. Šiame barkode yra užšifruotas mūsų rašytas bilieto numeris 001. Daugiau nieko nekoreguosiu, turiu vieną bilietą, tačiau tokių man reikia 200 vienetų. Tai puslapio juostoje ant mūsų dizaino spaudžiu dešinį pelės klavišą ir pasirenku duplikuoti. Ta patį puslapį duplikuoju 199 kartus, kadangi jau vieną turime. Ir spaudžiu saugoti. Puslapio juostoje jau matote visus 200 bilietų. Vizualiai matote, kad numeracijos skiriasi, įsižiūrėjus ir brūkšniniai kodai skiriasi. Tai dabar norėčiau juos paruošti spaudai. Sutalpinsiu dizainus į spaudos lapą. Štai galima matyti visus lapus, bet matau, kad numeracija nekinta, kartojasi, tai pasirenku impozicijos tipą unikalus išdėstymas. Ir numeraciją jau matau tokią, kokios reikia. Galime pakoreguoti tarpus, bet šiuo atveju neprireiks. Tai spaudžiame print ir siunčiu darbą į spausdintuvą. Išsaugau. Tai operatoriai taip pat gali sukurti personalizuotus spausdinimo produktus, tokius kaip skrajutės, bilietai, atvirukai ir panašiai, su unikaliu tekstiniu turiniu, brūkšniniais kodais ir QR kodais. Tai automatiškai tai padaryti reikalingas CSV formato failas. Tai į Excel panašus failas, kuriame stulpeliais talpinami, pavyzdžiui, asmenų vardai ir pavardės, eilės numeriai, sėdimos vietos numeriai
ir panašiai. Toks CSV failas yra importuojamas į Flux darbo redagavimo langą ir spaudos faile reikia nurodyti duomenų laukus, pozicijas ir juose turinčią atsispindėti informaciją. Aktyvuojant CSV failą, teksto laukai bus užpildyti faile esančią informaciją. Pasižiūrėkime, kaip tai padaroma. Įsikeliame failą. Kino teatro bilietą. Taip, dešinėje matote, atsidarėme redagavimo langą ir dešinėje matote objektų mygtuką ir aukščiau yra CSV mygtukas. Paspaudžiame jį ir importuojame pasirinktą CSV failą. Pasirenkame duomenų rodymą stulpeliais. Duomenų juostoje matome informaciją ir štai čia importuodami turime 11 duomenų stulpelių ir 30 duomenų eilučių, tai reiškia, kad galim sukurti 30 bilietų. Tai teksto langelį pasirinkus pozicionuojame, ištriname langelio turinį ir pasirenkame CSV duomenų stulpelio pavadinimą. Tai yra tokie patys pavadinimai, kuriuos matėme importuodami CSV failą. Po tekstu teatras mums reikia pozicionuoti teatro numerį. Pasirenkame reikšmė iš CSV failo persikelia į teksto langelį. Vėlgi galime įstumdyti, koreguoti šriftą ir panašiai, bet dabar reikėtų susidėlioti visą informaciją. Duplikuojame teksto laukus ir tą patį veiksmą atliekame kiekvienam informacijos langeliui. Galime pridėti tarpus, įterpti QR arba barkodą ir pridėti paveikslėlį. Kadangi man šių bilietų reikia 30 vienetų, tai suvedu 29, nes vieną turime. Ir turiu visus failus. Kiekviename matome skirtingą informaciją, automatiškai importuota iš CSV failo pagal mūsų nurodytas sritis. Tai susidėlioju dizainus lape ir man jos automatiškai sudėlioja Flux programa. Paprasta. Toliau. Visų palaikomų ir prisijungusių prie Flux programos įrenginių statusus galite matyti pagrindinėme lange. Tai ar spausdintuvas įjungtas, ar jame likė mažai popieriaus, ar užstrigo popierius, ar netinkamai uždarytos spausdintuvo durys ir panašiai. Ir darbų sąraše taip pat yra rodoma spausdinimo būsena. Taip pat, jeigu turite užbaigimo įrenginių, kuriems reikia specialių registro ženklų, su šia programa juos galite pozicionuoti spaudai. Spaudos lape galite pridėti 90 laipsnių kampą, stačiakampį, apskritimus ar kryžius, sureguliuoti jų padėtį, spalvą ir dydį. Tai QR kodai ir brūkšniniai kodai yra taip pat palaikomi. Taigi pažiūrėkim, kokias žymas galime užsidėti. Įrankių juostą dešinėje matome sąrašą su jau paruoštomis dizaino pozicionavimo lape schemomis. Čia yra sąrašas. Šios schemos tarnauja kaip šablonai, kurios galite panaudoti vėliau, jas ištrinti, koreguoti. Įrašysiu šablono pavadinimą ir sukursiu naują šabloną. Pasirinkus pjovimo žymas, galima pasirinkti skirtingų tipų žymas, koreguoti jų poziciją lape ir dydį, pridėti kitas registro žymas, tokias kaip 90 laipsnių kampas, stačiakampis, apskritimas, kryžius, ar importuoti kitas jums reikiamas žymas, nustatyti jų poziciją lape, lygiavimą, kiekį, dydį. Taip pat lape pozicionuoti brūkšninius arba QR kodus, juos taip pat lygiuoti lape, keisti dydį. Keisti dydį ir poziciją. Galime ir rankiniu būdu tempti. Taip pat galime pridėti lapo informacijos teksto lauką ir keisti jo parametrus. Tai išsaugojus šituos visus nustatytus parametrus, išsaugojame ir naują šabloną naudojimui
ateičiai. Atsidarius failą mes galime pasirinkti bilietų pjovimą ir mums automatiškai išdėstys failus lanke su tam reikiamomis žymomis. Tai dar viena išskirtinė šios programos funkcija, tai yra išankstinis automatinis failų tikrinimo spaudai patikrinimas, vadinamas pre-flight. Importuojant failą į programą, gaunate pranešimus apie puslapius, kuriuose yra skaidrumų, per mažą dokumento skiriamąją gebą, šriftų trūkumą, saugumo apribojimus, spalvotų ir nespalvotų puslapių apdėkimą. Tai programa gali pasiūlyti papildomą opciją, tai Pre-Flight Pro paketą, su kuriuo galima ne tik gauti pranešimus apie klaidas failuose, bet ir jas ištaisyti, nereikalaujant perdaryti ar koreguoti failo išorinėse programuose. Tai kaip tai veikia? Kaip pavyzdį galime panaudoti tekstinį failą, kurio šriftai nėra pririšti prie dizaino. Tai angliškai šis terminas vadinasi non-embedded fonts. Tokiu atveju, jei mes spausdintumėm šį failą, šriftai visiškai pasikeistų, kadangi spausdinimo įrenginyje tokių šriftų, pavyzdžiui, net neturime instaliuotų. Taigi, peržiūros lange mes matome šriftus tokius, kokie turi būti atspausdinti, bet automatinio patikrinimo pranešime matome, kad jie nėra pririšti prie failo, nėra embedded. Kaip ir minėjau, išankstinio failo patikrinime gautą pranešimą galime ištaisyti. Tai išankstinio patikrinimo profilių sąraše galime rasti tokias funkcijas kaip spalvų modelių konvertavimas, PDF failo analizavimas, rezoliucijos keitimas ir jau minėtas užlaidos 3 mm sukūrimas papildomais pikseliais. Tai čia visas sąrašas, štai mūsų užlaida. Tai šiuo atveju mes paieškoje suvedame savo problemos sprendimą, embed missing fonts, ir jį aktyvuojame. Ir jam pasibaigus gauname pranešimą, kad failas yra pataisytas. Ir pranešimą galime taip pat matyti ir iš darbų sąrašo lango. Išsaugojame. Ir štai mes matome, kad šis failas yra pataisytas. Toliau kalbant apie ruloninę spaudą, impozicijos galimybės išlieka panašios kaip lapinės spaudos, tai galima išdėstyti kelis dizainus viename spaudos lanke, importuoti ir spausdinti kintamus duomenis, pasinaudoti išmaniojo optimizavimo mygtuko funkciją, tai jis automatiškai pozicionuoja dizaino failą spaudos lanke, kad kuo praktiškiau išnaudoti popieriaus plotą. Tai išsaugokite impozicijos šablonus antriniam panaudojimui, pridėkite registro ženklus, brūkšninius ir QR kodus. Iš specifinių funkcijų atsiranda pjovimo linijų, užbaigimo įrenginiams ir lakavimo elementų failų eksportavimas. Taip pat yra galimybė pasirinkti registro ženklų spausdinimą balta spalva. Įsikelti ruloniniai spaudai skirtą failą, turime atskirą mygtuką, pridedame failą įprastiniu būdu. Na ir čia išsaugoję mes matome, kad programa aptinka specialias spalvas, tai yra etiketės maketavimo metu nustatytas specialias folijavimo ir pjovimo linijų spot spalvas. Jos nebus spausdinamos, nebent nustatysite kitaip. Tai darbo redagavimo lange galime nusistatyti etiketės eilių ir stulpelių skaičių. Įrankių juostoje funkcijos labai panašios kaip lapinio spausdinimo, tik čia vietoje lapo formato pasirenkamas popieriaus spausdinimo plotas ir lanko ilgis. Taipogi galime pozicionuoti skirtingų dydžių etiketės viename lanke, koreguoti tarpus tarp jų, taip pat pridėti žymas, reikalingas šiuo atveju užbaigimui, etikečių pjaustykliai. Nusistatome žymos lygiavimo lanke ir poziciją, pakeičiame dydį, galime keisti spalvingumą, šiuo atveju nuimame foninio spalvingumo galimybę, galime pakoreguoti žymos atstumą nuo lanko krašto, nereikalingas žymas pašaliname, tai itin naudinga funkcija yra, štai mes turime pozicionuotą marką.
Tai naudinga labai funkcija yra eksportavimas šių linijų. Čia matote išskirtas faile esančias specialias spalvas ir joms priskirtas funkcijas. Tai šiame faile turime folijavimo elementus ir pjovimo linijas. Galime jas vizualiai matyti, išjungdami ir jungdami šių elementų rodymą. Galime eksportuoti failus, šitos elementus PDF, SVG ir TIFF formatais. Eksportuoti bus tik varnele pažymėti elementai, šiuo atveju kvadratinė žyma pjovimo linijos. Išsaugojame ir štai kaip tas failas atrodo, PDF formatas. Tai tą patį galime padaryti ir su lako elementais, įgalinti jų rodymą ir eksportuoti formatu. Tai šie žingsniai sutaupo laiko, kadangi nereikia naudoti išorinių programų, pjovimo ir lakavimo failams kurti. Taigi pereiname prie Akurio ProFlux Premium versijos funkcijų. Tai Premium versija yra skirta didesniai operatorių komandai, kuri dalinasi bendru darbų sąrašu. Patogiai dalinkite spausdinimo užsakymais per įmonės intranetą, tai yra vidinį tinklą. Vartotojai gali siųsti savo darbus spausdinimui tiesiai iš spausdinimo dialogo lango operatoriams. Ir šioje versijoje taip pat galite informuoti klientą apie jo užsakymo statusą. Tai programa automatiškai išsiunčia elektroninį laišką pagal jūsų nustatytas gamybos žingsnių taisyklės. Ir šioje versijoje maksimalus operatorių naudojančių programą tuo pačiu metu skaičius gali būti iki 15, o jų sąrašas ir veiksmų apribojimai yra valdomi priskirto administratoriaus. Iliustracijose matote operatorių sąrašą ir jų paskyrų valdymo langą. Administratorius gali priskirti rolės operatoriams ar vadybininkams, kad limituoti veiksmus naudojant tam tikras funkcijas programoje. Pavyzdžiui, neleisti atlikti konfigūracijų nustatymų ar neleisti koreguoti darbų sąrašą. Kitaip sakant, suteikti skirtingiems naudotojams rolės ir joms priskirti teisės, kad palaikyti tvarką, kurios gali prireikti, kai programa naudojasi daugiau asmenų. Taip pat nustatykite elektroninius paštus, kuriems bus siunčiami darbo eigos statusų pranešimai. Tai Premium versijoje galima nustatyti darbo žingsnius, kuriuos atlikus notifikacija bus siunčiama automatiškai. Šie žingsniai gali būti koreguojami pagal jūsų poreikius. Gali būti ištrinami nereikalingi ir sukuriami nauji, bei galima keisti žingsnių seką. Kitas funkcionalumas – tai darbų sekimas naudojant QR kodus. Įprastai darbas susideda iš kelių procesų, tokių kaip užbaigimas, pakavimas, siuntų paruošimas pristatymui. Tai šios funkcijos idėja yra tokia, kad operatoriai dirbdami skirtingose gamybos patalpose prie skirtingų procesų galėtų užfiksuoti darbo eigą mobiliu telefonu ir realiu laiku ją dalintis. Tai viskas, ko reikia, tai yra QR kodai, kuriuos susigeneruoti galima Flux programoje. Tai operatoriams reikia nuskenuoti Flux darbo kortelėje esantį QR kodą, tada jie nuvedami į darbų sekimo programėlę, kurioje reikia suvesti prisijungimo duomenis arba naudoti dar paprastesnį būdą ir kiekvienam operatoriui priskirti individualų operatoriaus QR kodą, kurį nuskenavęs jis automatiškai prisijungs. Tuomet operatorius pasirinks savo atliekamo proceso darbo žingsnį. Tai progrese, kad darbas nepavyko ar kad darbas atliktas. Šiuos statusus taip pat galima paversti QR kodais. Pavyzdžiui, priklijuoti prie įrenginio skirtingus žingsnius ir juos nuskenuoti operatoriui. Taip pat galima atšaukti procesą. Darbo istorijos lange matysite, kada ir kas jį atšaukė. Operatoriui paspaudus statuso atnaujinimo mygtuką, Flux darbo sąraše automatiškai atsinaujins darbo statusas. Bei jeigu norėsite, bus nusiunčiamas ir statuso pranešimas elektroniniu paštu. Aišku, galite praleisti QR skenavimo žingsnius ir statusą keisti rankiniu būdu. Tai kaip minėjau, šioje versijoje spaudos darbais galima lengvai dalintis bendrame tinkle. Tai vienas iš būdų yra spausdinimo dialogo langas. Kad įgalinti šį spausdinimą kompiuteryje, iš kurio norėsite siųsti darbą, būtų rašyta aplikacija vadinama Flux Printer.
Tai skaidrėje matome pavyzdį, file print dialogą, kuriame pasirenkate Flux Printer virtualų spausdintuvą, taip pat kaip ir pasirinktumėte bet kokį kitą, pavyzdžiui, ofisinį spausdintuvą. Tada Flux programos registracijos langas paprašo spaudos darbą siunčiančio vartotojo prisijungti ir darbas persiunčiamas į Flux programos darbų sąrašą. Aišku, turėdami vieną gamybos valdymo tašką, spausdinimo informaciją taip pat turite vienoje vietoje. Tad galite vizualiai matyti, sekti ir eksportuoti gamybos informaciją. Pavyzdžiui, filtruotis ją pagal spausdinimo apimtis, spausdinimus produktus ir sunaudojimo popieriaus tipus, formatus ir panašiai. Tai keliaukime dabar prie paskutinės versijos Ultimate. Taigi pagrindinė išskiriama savybė šios versijos yra Web to Print internetinė parduotuvė. Šioje versijoje darbai gali būti persiųsti ne tik per vidinį tinklą, bet ir internetu. Tai parduotuvė yra tokia kaip Flux programos atspindys. Tiesiog jūs supaprastinate funkcijų pasirinkimą web vartotojams. Užsakymus galima užsakyti pakartotinai, nes vartotojas prisijungęs prie savo paskyros mato užsakymų istoriją ir jų statusą. Ir visi šie užsakymai per web bus išsiųsti į Flux darbų sąrašą. Nesvarbu, koks failo formatas bus įkeliamas, Flux jį importuos kaip PDF. Taigi pradėkime nuo pradžių, tai kaip Web to Print veikia nuo failo įkelimo. Failai spaudai įkeliami į programą labai paprastu ir vizualiu būdu. Įkeltą failą galite peržiūrėti ir vartyti. Einame parduotuvę per naršyklę. Puslapyje vartotojui pirmą reikėtų užsiregistruoti. Dabar prisijungiame slaptažodžiu. Štai registracija. Kadangi mano paskyra yra kaip administratoriaus, iš šios rolės galiu atlikti visus parduotuvės administravimo veiksmus čia. Bet dabar pasirenku paprasto vartotojo rolę ir galiu matyti tai, ką matys prisijungęs vartotojas. Tai visą vizualinę informaciją galima redaguoti iš administratoriaus pusės, tai pridėti papildomas skiltis juostose, pakeisti spalvas, vizualizacijas, tekstus, informacijos eiliškumą. Dabar užsisakysiu bukletą. Paspaudus ant produkto galiu matyti papildomą informaciją. Ši informacija yra parašoma administratoriaus atsižvelgiant į spaudos galimybės. Parašau, kiek noriu bukletų, parašau, kiek faile yra puslapių ir vartotojui bus pranešama, jeigu jo faile yra kažkokių klaidų, ar skaidrumo, ar per maža rezoliucija, ar kitos klaidos faile. Ir visų įkeliamų failų formatai bus konvertuojami, kaip minėjau, PDF. Tai importavimo lange matau savo failo vizualizaciją, galiu jį vartyti. Dešinėje pusėje turiu įrankių juostą. Čia matau kainas, čia įrankių juostą. Ir galiu pasirinkti savybės. Šių pasirinkimų įvairovę gali riboti administratorius, kai kurias išjungti arba pridėti kitų pasirinkimo galimybių. Tai man viskas tinka. Eidami toliau matome užsakymo kainą, pristatymo adresus, galime parašyti užsakymo komentarus, pasirinkti pristatymo tipus. Kiekvienam tipui administratorius gali nustatyti anksčiausią numatomą gavimo datą. Tai spaudžiame Next. Matome apibendrintą informaciją ir jeigu viskas gerai, užsakome. Darbui yra sukuriamas darbo numeris, W raidė reiškia web. Ir Flux programoje operatoriui iš karto atkeliauja darbas. Jeigu pasižiūrėtume, matome tą patį užsakymų numerį, su siuntėjo vardu ir pavardę, bei su priskirtu tam darbui operatoriui. Tai Flux Web gaminius galima skirstyti į katalogus, tai yra naudotojai gali pasirinkti iš skirtingose kategorijose arba kitaip kataloguose pateiktų spausdinimui dokumentų. Tad jiems nereikia įsikelinėti failo, jie jau yra paruošti web parduotuvėje. Ši funkcija yra gal aktualesnė organizacijoms, spausdinančiams tikslinį asortimentą viduje, pavyzdžiui, universiteto vidinės spaustuvės, kurios turi savo leidinius, o vartotojai yra studentai, kurie gali rinktis iš paruoštų dokumentų ar mokymosi medžiagos ir užsisakyti juos spausdinimui. Taip pat galite pasiūlyti jau iš anksto pagamintus ir sandėliuojamus produktus, pavyzdžiui, popierių, lipnias etiketės, kanceliarinės prekes ir panašiai.
Tai kainas, aišku, galima nustatyti besikeičiančias priklausomai nuo užsakomo kiekio. Taip pat galite paruošti, pavyzdžiui, vizitinių kortelių dizainų šablonus su galimybė vartotojui pačiam užsipildyti vizitinės kortelės informaciją ir jas užsakyti. Tai vartotojas gali įsikelti savo logotipą. Šie šablonai yra kuriami Adobe Professional programa. Tai galite nustatyti langeliams taisyklės. Pavyzdžiui, kad telefono numerio langelyje gali būti tik skaičiai, tai vardo pavardės langelyje gali būti tik raidės ir pašto adreso struktūra būtų teisingai suvesta, taip išvengiant kažkokių rašybos klaidų. Kai operatorius atlikdamas darbą nustato darbo statusą Flux programoje, Flux web vartotojas mato statuso pakeitimą prisijungus į parduotuvę arba gali gauti būsenos pasikeitimo pranešimus elektroniniu paštu. Taip pat galima nustatyti, kokius statusus norite siųsti, kokių ne. Ir galiausiai mokėjimas internetu. Tai internetinėje parduotuvėje turime galimybę susikurti savo kainoraščius ir kainas nustatyti vienetui, pagal popieriaus dydį, pagal popieriaus rūšį, pristatymo būdą. Galite pilnai nusistatyti kainininką pagal savo poreikį ir yra galimybė nusistatyti kainą ir pagal kvadratinį metrą. Taip pat kainininkus galima keisti pagal naudotojų grupės. Šiuo atveju, pavyzdžiui, studentai ir mokytojai bus dvi atskiros naudotojų grupės, tad galima pateikti jiems skirtingus kainoraščius. Saugus apmokėjimas yra vykdomas naudojant įtrauktą internetinio mokėjimo jungtį. Jis sujungia internetinę parduotuvę su išoriniu paslaugų tiekėju, mokėjimo paslaugų tiekėjų. Šiuo atveju tai būtų Ingenico. Taigi jums reikėtų vartotojo sutarties taip pat ir su Ingenico. Taigi, apibendrinant, Akurio Pro Flux suteikia daug privalumų vienoje vietoje. Tokių kaip spaudos paruošimo ir profesionalaus spausdinimo funkcijas vienoje vietoje. Paprastas yra programos valdymas, ją lengva naudotis. Lapinės ir ruloninės spaudos darbus turite vienoje vietoje. Taip pat galite automatizuoti darbo statusų pranešimus. Skirtingos programos versijos galimos skirtingiams poreikiams, bei su galimybė funkcijas bet kada papildyti. Ir taip pat turime integruotą web parduotuvę, prieinamą 24 valandas visą savaitę. Taigi visoms trims Akurio Pro Flux versijoms įgalinti yra reikalinga licenzija. Jeigu jūs domina tik spaudos paruošimas vienam operatoriui, reikalinga Essential versija. Jeigu norite programą naudoti bendradarbiavimui tinkle, Premium versija. O jeigu norite turėti ir internetinę parduotuvę, tai reikalinga Ultimate versija. Kaip minėjau, programos papildo viena kitą funkcijomis, tad spaudos paruošimą turėtumėte bet kokiu atveju. Taigi siūlome šiandien jums vieną iš 3 versijų nemokamą mėnesinę licenciją pasibandymui. Tad kreipkitės paštu flux@konica-minolta.lt. Taigi labai ačiū, kad skyrėte savo brangaus laiko ir buvote čia. Tai ačiū už dėmesį ir geros jums likusios dienos. Viso.